paskui keliaujame į kitą patalpą, kada apžiūrite eksponatus ir klausimus užduodate man. O atvykote į Žemaitijos nacionalinį parką, kur yra įsikūręs Šaltojo karo muziejus. Toksai muziejus yra vienintelis visoje Europoje. Įleiskit, prašom, sekančius lankytojus. Senelį. Čia yra Sovietų Sąjungos pirmoji požeminių balistinių raketų paleidimo bazė. Šita bazė pradėta statyti 1960 metais, 62 metų, gruodžio 31 dieną jau buvo paskelbtas pirmasis bazės judėjimas. Bazė veikia 16 metų, 78 jinai nuimta nuo ginkluotės, 79 pasijėmė raketas ir raketinį kurą, kariškiai iš čia pasitraukė. Bazė buvo palikta nesaugoma, žinoma aplinkiniai gyventojai pradėjo lysti po žemę, žiūrėti, kas čia yra. Ir tada supratom, kad buvo laikomas branduolinis ginklas. Prasidėjo kita istorija, tai metalo pjaustymas ir tiesiog naikinimas šitos bazės iki pat 93 metų. Objektas buvo perduotas tada Žemaitijos nacionaliniam parkui, buvo įkurta tokia kukli militarizmo ekspozicija. Gal kas buvęs iki renovacijos? Tai va, turėsit ko palyginti, jeigu po renovacijos nebuvote. 2010 metais gauti europinių lėšų, panaudojus 6 milijonus su trupučiu litų, įkurtas Šaltojo karo muziejus. O per tuos 2 statybos metus apie 10 000 kareivių, estų tautybės daugiausia, su kastuvais, su rankomis, iškasė 4 šachtas, 30 metrų gylio, jos yra balti kupolai viršui matėte, 2 priekyje, 2 šito komplekso. Vidury buvo didžiulė duobė išrausta, 8 metrų gylio, kaip matote, sumontuotos patalpos, suvežta buvo įranga, kurios nebėra, įrengtas technologinis valdymo blokas. Šachtose įleistos raketos vidutinio nuotolio, apginkluotos termobranduolinėmis galvutėmis. Užeikit, prašom. Raketos, žinoma, nukreiptos į vakarų šalis, vakarų Vokietiją, Didžiąją Britaniją, Norvegiją, Ispaniją, atitinkamai ko Tarybų sąjunga supykdavo, tų raketų kryptį keisdavo kas 2 ar 4 metai. Kodėl tokią vietą pasirinko bazės statybai? Todėl, kad esame labai aukštai virš jūros lygio, apie 160 metrų. Geras gruntas kasti buvo, smėlis, lengvas kasti, iš jo yra supiltas kelias, kuriuo jūs atvykote į mūsų muziejų. Vietinių gyventojų čia gyveno tik 4 šeimos, jom pamokėta po 4 000 rublių, iškeldintos jos. Netoli ežeras Platelių, vanduo buvo aušinimui naudojamas iš 2,5 km vandentiekis atvestas. Iš tiesiog tokios teritorijos buvo patogu valdyti ir visą Europą. Esame pačioj pirmojoje patalpoje, čia komandnai punkt valdymo patalpa buvo. Iš čia buvo valdomos raketos iki paleidimo ir iš čia buvo galima paleisti raketą. Po kojomis yra laiko juosta, kuri rodo Šaltojo karo visą istoriją. Šaltasis karas prasidėjo 45 metais, datos kai kurios tokios svarbiausios, karščiausios galima sakyti Šaltojo karo istorijoje, o tas šaltasis karas tęsiasi 50 metų. Visko pradžia būtent 45-ieji, kada tarp Tarybų sąjungos ir Amerikos pradeda kilti įtampa, to šalis tiesiog pradeda ginklavimosi varžybas. Užėmus vakarų Vokietiją buvo atrastos naujos karinės technologijos, būtent raketų gamyboje ir netgi branduolinio bombų bandymuose. Ir to rezultate gimė raketa R1 Sovietų sąjungos pusėje, o Amerikos pusėje V2 būtent buvo vokiškos V2 raketos kopija, nes tas technologijas abi šalis stengiasi pasisavinti, o mokslininkus su jų žiniom, jų įdirbiu geranoriškai, kitas iki jėga perverbuodavo kiekviena į savo pusę. 59 metai yra įvardyjami kaip raketų gamybos era. Sovietų sąjunga giriasi pasauliui, kad raketas mes gaminame kaip dešreles. 62 metai yra Karibų krizė vadinama. Iš čia pasiekti Europą buvo patogu, tačiau Ameriką pasiekti nebūtų buvę įmanoma. O 62 metais, kada vietinė Kubos valdžia susipykusi su Amerikos valdžia pasiūlė savo teritoriją Tarybų sąjungai. Civiliais laivais raketinė technika buvo gaminama į Kubą, fiksuojant dokumentus forminant kaip kolūkinės technikos pagalba, netgi cukraus sutartis 50 metų į priekį buvo sudaryta, tarsi Tarybų sąjunga pirktų cukrų. Tačiau Amerika už kelių mėnesių susekė, kas vyksta Kuboje. Žinoma, sekimas abiejose pusėse vyko, tačiau Tarybų sąjunga niekada nieko neišslaptino. Kas susekė Ameriką, iš pradžių buvę slaptai dokumentai, buvo paviešinti netgi laik žurnale kai kurio laiko.
Mes turime iš Amerikos pusės buvusi tą slaptą dokumentą, tai yra kovinių taikinių sąrašas esantis Tarybų Sąjungoje. Šito dokumento viso yra 50 puslapių, tik 2 puslapiai išslaptinti. O to sąrašo pačioj yra Salantai, Žemaičių kalvarija ir Telšiai. Salantai, Telšiai tai būtų kaip koordinatas, galima sakyti. Žemaičių kalvarija yra įvardyjama šita vietovė, tai Paukštinės miškas. Žemė iš palidovo buvo paveiksluojama 200 km atstumu. Po to paėmė padidinamą stiklą, žiūrinėdavo, kur statiniai netradiciniai. Čia labai gražiai matosi, jeigu prieisite, karinis miestelis, bazė, privažiavimai visi, kuriame žinoma panaudota ir sukaupta branduolinio ginklo didžiulį kiekį. Po 3 parų parengtis kovinė buvo atšaukta ir buvo tos kovinės raketos buvo tiesiog ištrauktos iš šachtų. Jeigu panaudotų šitą sukauptą branduolinį ginklą kare, įvyktų kas, ogi nieko, viena kitos susinaikinimas. Jeigu iš čia paleistume raketą, žinoma, atsakymą gautume tokį pat. 1987 metais buvo pasirašyta vidutinio ir mažo. Į pabaigą dienos bazės naikinamos, atitinkamai kitose vietovėse statomos kitos bazės su tobulesniu, galingesniu ginklu. Apžiūrėkite eksponatus ir keliaujam į priekį. Stabilizatoriaus prie šono hidraulių patalpos, būtent tam kupolui nutemti. Yra tokia mokomoji medžiaga rodoma, kaip raketa statoma į šachtą. Čia jau yra truputėlį tas filmas toliau nuėjęs, čia rodoma, kaip galvutė montuojama ant pastatytos įleistos raketos. Ypatingai slapta, aukštiem karininkam buvusi prieinama medžiaga. Dabar dėja mes turim ją ir pristatom lankytojam. O čia būtų kaip ir visa istorija, tai ką mes norim papasakoti lankytojam. Kaip raketa atvežama, statoma į šachtą, montuojama galvutė, po to vyksta kuro užpilimas. Tokia tai ir istorija, rodos visai nedidelė. Išbandomos raketos buvo Kazachstane, buvo panaši tokia bazė kaip ir šita. Čia yra kuro jau užpilimas. Kareiviai su specialia apranga, su dujokaukiam dirba, ypatingai pavojingos sąlygos, nes tas raketinis kuras koncentruoto azoto rūgštis garuojantis sąlytyje su oru. Ir kada lankytojai kartais klausia, kaip čia ta radiacija, čia radiacijos nebuvo, tiesiog yra painiojama su tuo raketiniu kuru. O Kazachstane buvo bazė pastatyta, kur buvo tos raketos, sakykime, ir iš čia, kada išvežė, jas išvežė į Kazachstaną, tiesiog išbandymui. Šachtos buvo tiesiog be kupolų ir ištisai buvo leidžiamos tos raketos išbandomos. Ar nori dar žiūrėti, čia yra nuo pačių pradžių. Yra kupolas nutempiamas. Ir raketa nešėja. Didžiai įspūdingi iš tikrųjų. Jinai statoma vertikaliai ir leidžiama į šachtą. Galim keliauti tiesiog toliau. Sumažintas maketas. Bet būtent tokios buvo šachtose, o raketa susidėjo iš 2 dalių. 19 metrų raketa nešėja, 4 metrai galvutė su radioaktyviųjų plutonių. Didžiąją raketos dalį užėmė kuro bakas, kuriame tilpo 12 tonų aviacinio žibalo ir 20 tonų koncentruoto azoto rūgšties oksidatorius. Paleidimui buvo naudojamas saminas. Skristi raketa galėjo 2000 km per 10-12 minučių. Ten toj filmuotoj medžiagoj matėm, reikia pirmą raketą įstatyti į šachtą, montuoti galvutę, aišku, kryptį nustatyti, užpildyti kuru. Visas tas laikas truko 20 minučių, taigi bomba savo tikslą pasiekti gali per pusę valandos. Mes juokaudamos sakom, kad raketa turėjo GPS-ą.
Kareiviams poilsio patalpas apačioj, karininkams ten matėme viršui, bet kareiviams buvo pravedamos tokios politzaniatijos, taip liaudiškai tariant. Tokių tų žargonų dar prisimenam iš tarybinių laikų. Tai yra politinės valandėlės eksponatai, tai būtent politinė propaganda iš Tarybų sąjungos pusės ir žinoma iš Amerikos pusės. Žinių laida Vrėmė ėjusi tuo metu tik 20% skirdavo žiniom, 80% buvo tiesiog propaganda. Žinoma, spaudoj lygiai tas pats. Ir šaltojo karo meto žemėlapis rodo... Pasislinkime arčiau, kad visi sutilptume, tos patalpos yra nedidelis, bet žinokit, suvedam kitą sykį ir 80 žmonių. Iš tikrųjų, lankytojų susidomėjimas yra didžiulis, ypatingai po rekonstrukcijos. 12 metais apsilankė apie 28 tūkstančius lankytojus, o 13 virš 34 tūkstančių. Šiemet truputėlį kol kas dar daugiau, žiūrėsim, kaip čia toliau bus. Žinoma, iš viso pasaulio. O mes atėjome į ryšio mazgo aparatinę, kur ryšininkai atliko ypatingai svarbės šio komplekso funkcijas. Buvo, žinoma, palaikomas ryšys kompleksų viduj, tačiau niekada joks signalas neišėjo į eterį, nes manė, kad gali save demaskuoti. Galingo imtuvo pagalba, ten ta dėžė prie sienos matosi, buvo visą laiką klausomasi tokių slaptų dažnių. Fonogramoje ir skambėjo tie dažniai, tai kovinio valdymo signalas, nes niekada nebuvo gaunama komanda tiesiogiai, kad reikia statyti, sakykime, raketą į šachtą ar ten kryptį keisti. Ryšininkas užsirašydavo tuos signalus savo telegramos lape, po to greta esantis vadas iš seifo imdavo šifruotę ir lygindavo gautą pranešimą su šifruotė. Jeigu sutampa, tiesiog kitoj lapo pusėje užrašyta jau ta komanda, ką reikia vykdyti. Per 6 budėjimo valandas ryšininkas neturėjo teisės nusimti ausinių, buvo prijungti prie 15 metrų ilgio laidų. Jeigu nueiti į tualetą, į poilsio patalpas, pavalgyti, tai su viskuo ir keliauja. Tiesiog neturėjo teisės prileisti šitų signalų. Dabar įsivaizduokit, sėdi ryšininkas tualete ir nieko neturi, pasidėjo savo kepurį ir ateina iš Maskvos signalas, kad Amerika pradeda karą. Nu tai ką, kur jį dėsi? Sušaudyti, viskas. Kaip tėvynės išdavika. Keliaujam toliau. Tokia drėgmė yra surenkama, yra drėgmės rinkuvai, tačiau taip labai jau nejauku. O mes atėjome į autonominę mytą. Mažemos įtampos, šitoj pusėje aukštos įtampos elektra. Kol bazė veikė, buvo tik 1,5 metro praėjimas, laidų galybė, daugybė, pagrindinių, papildomų, deja viskas yra išnaikinta. Skydinės nuginkluotos iki pat griaučių, ekspozicija čia yra civilinė gynyba. Tai būtų mokymai, kaip žmogus turėtų pasiruošti tam branduoliniam karui, kaip sugebėtų jį išgyventi. Mokyklose, įstaigose ištisai buvo mokinama, kaip užsidėti dujokaukę, kaip kokią slėptuvę išsikasti po žemę, kaip suteikti pirmą pagalbą karo atveju. Išsivystė viskas tiesiog į didžiulę biurokratiją, visišką. Realios pagalbos nuo radiacijos nebūtų. Šitas kompleksas, kad ir kiek jis galingas atrodo, duris čia buvo hermetiškos, buvo vieninga durų sistema, 1 kvadratinis centimetras tų durų galėjo 20 kg slėgį atlaikyti, tačiau tiesioginio bombos sprogimo nebūtų atlaikęs. Dujokaukės yra skirtos lankytojams, galite pabandyti, kaip reikėtų užsidėti, fotosesiją pasidaryti. Aš jums vienintelį plakatą tokį noriu pristatyti, parodyti. Iki juoko, tiesiog, kaip žmogus turėjo pasiruošti branduolinės dujokaukės suaugusiam, vaikučiui, kareiviškos dujokaukės, dosimetrai radiacijai matuoti. Elektros pakankamai išteko per visą 16 metų, niekas niekad negedo, tai yra buvo tvarkoma. Generatorių užvesdavo, kartą į mėnesį išbandydavo, tai karininkai yra pasakoję, tai yra interviu, mes ką jums pasakojam, ne šiaip savo, kaip sakyti, iš piršto laužtos istorijos. Tai sakė, sienos čia drebėjo, kad ir kiek jos storos, karštis didžiulis, vanduo, aišku, iš Platelių ežero 2,5 km buvo atvestas. Ten, kur jūsų mašinas, jeigu važiuoji link ežero, buvo kažkada pionierių stovykla atidaryta, kai bazė buvo palikta. Tai ten yra tos pionierių stovyklos maudykla prie pat ežero, ten suliukai dabar, ten buvo siurblinė. Iš ten traukdavo vandenį, tiekdavo į bazę. Tai šalia bazės buvo rezervuaras, kuriame buvo vanduo, būtent šito variklio aušinimui. Ventiliacinė sistema išlikusi, originali, žinoma, galinga, kondicionavimo ventiliavimo patalpos viršui, dėja, ten viskas išpjaustyta, 3 patalpos, nelikė nieko. Ir ta metalo pjaustymo istorija yra tokia pat įdomi, kaip ir šaltojo karo istorija.
Kada buvo iššaukti laidai, elektros ateina dar koradę, čia pasipjausto, pasima, o tų plokščių nebėra. Yra čia tokios juostos 20 cm pločio, o po to dar geras pusmetris ertmė, kur įvairiausi laidai keliavo. Tai tom juostom su žibintuvėliais, virvių pagalba, kad nepasiklysti, keliauja į viršų. O mes į priekį. Bazėje. Čia buvo laikomas raketinis kuras, kur jūs visi stovite. Yra tas stovas tuščias, tas podiumas dabar padarytas, o čia gulėjo 22 metrų ilgio, 85 tonų talpykla. Ypatingai kokybiško aliuminio bačka, kur buvo laikomas koncentruoto azoto rūgštis. Kareiviai čia įeidavo tik remonto darbams ir tik su dujokaukiam, su specialia apranga, atlikdavo kai kokius prijungiamuosius darbus, siurblių pagalba už sienos, siurblinė buvo, kuras buvo pumpuojamas automatiškai. Kaip matote, šitos talpyklos nebėra. Pirmieji 4 plateliškiai, kurie pradėjo pjaustyti tą aliuminį, yra per keletą metų mirę plaučių vėžių. Matomai buvo likę to kuro ir jie už tą brangų metalą yra atidavę savo gyvybės. Šitų durų nebuvo, kareiviai pro hermetiškas duris, pro dušinę su specialiu cheminiu skysčiu keliaudavo nusiplaut aprangą, tada grįždavo į savo poilsio zonas. Šiaip bazėje buvo žetonų sistema, gal pastebėjote viršui, tai reiškia, kad įmetus tą žetoną prie durų buvo galima įeiti būtent vienai komandai tik į tą vieną specifinę patalpą. Jie nežinojo, kokios patalpos ir koks darbas yra atliekamas kitose patalpose. Patalpa erdvė didžiulė, mes čia eksponuojame, keičiamas parodas ir šiuo metu yra prie sienos Telšių Germanto pagrindinės mokyklos jaunųjų keramikų paroda Vandenų gyventojai. O mes pro hermetiškas duris keliaujame pro dušą. Ten yra tokia skylė. Kareiviai, karininkai pro tą skylę, kai pasikeldavo prie šachtos. Šitas palipimas yra skirtas lankytojams, 2010 metais yra išpjautas. Prie to palipimo yra toks dangtis, prie šitos išpjovos yra dangtis ir po mano kojomis, kuriuos atkėlus yra šuliniai, įbetonuotos yra kopėčios, tai buvo nusileidimas į 30 metrų gylį oksidatoriaus patalpos raketinis kuras, kur buvo užpilamas raketas. Šita šachta yra 6 sąlyginių aukštų arba jarusų. Kiekvieną aukštą buvo galima nusileisti su liftu, kur duris yra atidarytos, matosi įstrigę lifto likučiai. Prie raketos buvo slankiojanti platforma, aukštyn ir žemyn, įvairiausius darbus buvo atliekama, kareiviai pasilipę ant tos platformos. O kada reikėjo raketos kryptį nustatyti, būtent su tą raketą sukidėti apie jos ašį, kareiviai su diržais prisirišę leisdavosi į šachtos vidų. Ta metalinė stiklinė yra 16 mm storio. Už jos metro pločio tarpas, kur sumontuotos drenažinės žarnos oksidatoriai ventiliuoti, jis labai garuodavo, drenažiniam gruntiniam vandeniui nutraukti, elektros laidai, taip pat ir liftas ir šitas tarpas, kur mes stovim, yra tame metro pločio ertmei sumontuotas, o jis buvo skirtas atidirbtam kurui ir aušinimo garams pasišalinti. Kada kovinės raketos stovėdavo, tai ištisai buvo jos aušinamos, vanduo buvo naudojamas. Toliau gelžbetonio siena, 2,5 metro storio. Statinys iš tikrųjų tvirtas atrodo, tačiau jeigu raketa būtų buvusi paleista, per 4 sekundės skirtas raketai atsiplėšti nuo paleidimo stalo, būtų buvę sunaudojama 5 tonos kuro ir šita šachta vis tiek būtų kažkiek tai griuvusi, būtų to slėgio neatlaikiusi, būtų kažkur buvo paskaičiuota, kad iki 2 mėnesių būtų reikėję atstatyti šachtai, paruošti kitai raketai. 3 nelaimingi atsitikimai yra įvykę šitoje bazėje, kurie paremti dokumentais. Aišku, pasakojimų yra labai daug, tačiau dokumentų nėra ir mes daug versijų pasakot kaip ir negalim. O būtent kareivis prisirišęs saugos diržu leidosi į vidų šachtos, nutrūko tas diržas, jis būdamas 27 metrų aukštyje, nukrito prie paleidimo stalo ir žinoma žuvo. 2 mirtis įvyko, kada į raketas buvo pilamas oksidatorius, kareivis nesilaikė saugos taisyklių, nebuvo dujokaukės užsidėjęs. Nukrito varžtas, nuslydo iš rankų, jis lenkėsi, oksidatorius tiesiai į veidą, išdegino veidą, greta stovintis karininkas nuplėšė savo dujokaukę, uždėjo tam kareiviui, bėgo į liftą, manė, kad spės, tačiau matyt įkvėpė tų garų vis dėlto ir lifte jau buvo
negyvas, jis yra palaidotas Plungėj kapinėse, žuvo ir kareivis, žinoma. Karininkui buvo tada 24 metai. Kaip sakiau, lankytojai ypatingai iš Estijos pasakojo, kad čia dešimtimis tų kareivių yra užgriuvę smėlių, o tuos kareivius leisdavo su baro kameromis į vidų, kad turėtų kuo kvėpuoti, į metalinės dėžes kasė tą smėlį su kastuvais, gerbė toks prietaisas tą smėlį traukė lauk, iškart leido šitos metalinius žiedus, iškart betonavo sieną, kasė kaip Šulinius kaime, kad kasė. Taigi, statinys kilo, iš viršaus buvo uždėti stogai, kad nesimatytų, viskas slaptai, aplinkiniai žinojo, kad yra raketinis dalinys, kad karinė bazė, kad branduolinis ginklas, čia minties negalėjo būti. Karininkai paslaptį turėjo saugoti 25 metus, kareiviai iki 10 metų. Pabaigai noriu papasakoti apie kainas truputį. Šitą įėjimą skirtą lankytojams mėnesį laiko kalė darbininkai su šiuolaikinė įranga. Aišku, mintis ta, kokios turėjo būti kokybiškos medžiagos sudėtos. Ir metalas, ir cementas, ir granito dalių yra milžiniški pinigai sunaudoti. Dabar reikėtų iki 250 milijonų eurų, kad pastatyti tokią bazę. O kad vaizdžiau būtų, mes sakome, taip ir paskaičiavimai yra, kad visus platelius pastatom su visiškai visais pastatais už tuos pinigus, kad netgi dar gražesnis. Pirmoji Sovietų Sąjungos bazė šita, Latvijoje 2 buvo, Estijoje 2, prieš jūs lankėsi Latvijai, yra, sakė, viskas sunaikinta tiesiog gyventojų, Estijoje taip pat sunaikinta, mes kaip muziejus esame vieninteliai Europoje, pasaulyje 3 tokie muziejai yra Amerikoje, Ukrainoje ir būtent mūsų muziejus. 150 bazių tokių buvo Tarybų Sąjungoje, yra turbūt, negalim žinoti dabar, kas Tarybų Sąjungoje. Jeigu kyla klausimų, prašom klausti, jeigu ne, laiptukais keliausim link atsarginio išėjimo iš muziejaus.